Sveiki visi. Šiandien paliesime temą, kuri, manau, aktuali daugeliu iš mūsų, tai yra, kaipgi susikurti, tokį tvirtą, sveiką ir pozityvų požiūrį į save. Tai tikra kelionė, tad pažiūrėkime, nuo ko ją pradėti. Ar atpažįstate šį jausmą? Manau, kad tikrai taip. Juk gyvename pasaulyje, kurie iš visų pusių mus bombarduoja, tiesiog tobuli vaizdai, nerealistiški sėkmės ir grožio standartai. Nenuostabu, kad kartais pasijuntame prastai. Gerai, tai pirmiausia ir pasigilinkime į tai, kodėl taip yra. Viskas prasideda nuo tų iššūkių, kuriuos mums kelia šiuolaikinis pasaulis. Būtent tas išorinis spaudimas ir yra dažniausia visų problemų su savivertė šaknis. Pagalvokime. Reklamos, socialiniai tinklai, jie tiesiog perša mums tuos idealus. Ir ką tai daro? Ogi sukelia milžinišką stresą. Pradedame save kritikuoti, ieškoti trūkumų, jausti nepasitenkinimą ir kartais, žinote, ne dėl pačių menkiausių smulkmenų. Bet štai kur visa esmė. Tikrasis pokytis nevyksta išorėje. Ne. Jis prasideda mūsų viduje. Viskas, absoliučiai viskas priklauso nuo to, ką mes galvojame ir kaip mes save priimėme. Čia ir slypi visa galia. Gerai, tai kaip tai padaryti? Štai 3 pagrindiniai, fundamentalūs žingsniai. Pirmas ir pats sunkiausias – tiesiog priimti save. Čia ir dabar. Antras – pradėti stebėti savo mintis ir sąmoningai jas keisti. Iš tų negatyvių į pozityvesnes. Ir trečias – susidaryti planą. Mažais, realistiški žingsneliais judėti į priekį. Pažiūrėkime į tai detaliau. Viskas prasideda nuo tų destruktyvių minčių. Reikia išmokti jas pastebėti ir, pakeisti kryptis. Užuot graužisis, sutelkti dėmesį į tai, kuo esame stiprūs, kuo esame unikalūs. Ir žinoma, liauti save lyginti su kitais. Tai tiesiog kelias į niekur. O svarbiausia, nebijoti ieškoti palaikymo. Juk kartu visada lengviau. Taigi, kalbant apie įrankius, yra vienas, kuris yra tiesiog neįtikėtinai galingas. Jis padeda pasiekti tą vidinę ramybę, be kurios jokie pokyčiai tiesiog neįmanomi. Ir tai, žinoma, yra meditacija. Tai kasgi ta meditacija, paprastais žodžiais. Įsivaizduokite, tai tiesiog praktika, kuri leidžia, paspausti pauzės mygtuką, atsitraukti nuo viso to išorinio triukšmo, nuraminti tą nuolatinį minčių srautą galvoje, tiesiog pabūti su savimi. Tai nepaprastai svarbu, ypač kai aplink tiek daug streso. Ir nauda. Nauda yra tiesiog milžiniška. Tai ne tik apie streso ar nerimo mažinimą. Reguliari praktika iš tikrųjų gerina miegą, didina energiją, padeda susikaupti. Įsivaizduokit, net stiprina imuninę sistemą. Tai įrodyta moksliškai. Bet svarbiausia, jie padeda mums auginti tą gerą, sveiką ir pozityvų santykį su pačiais savimi. Ir žinote ką? Pradėti medituoti yra daug paprasčiau nei atrodo. Nereikia jokių specialių sąlygų. Tiesiog raskite ramią vietelę, atsisėskite patogiai ir viskas, ką reikia daryti, tai stebėti savo kvėpavimą. Mintis, jos tikrai ateis, bet nereikia su jomis kovoti. Tiesiog leiskite joms praplaukti pro šalį. Svarbiausia – kantrybė. Pradėkite nuo 5 minučių per dieną. To visiškai pakanka. Gerai, meditacija yra vienas kelias. Bet yra ir dar viena nuostabi praktika, kuri padeda eiti dar giliau, siekti tos vidinės harmonijos. Ir tai yra reiki. Kas yra reiki? Tai iš Japonijos kilusi dvasinio gydymo praktika. Dažnai sakoma, kad tai energijos perdavimas per rankas. Bet iš esmės jos tikslas yra labai paprastas – atkurti pusiausvyrą tarp kūno ir proto. Praktikuojant reiki, natūraliai pradedama ugdyti meilę sau, priimti savo unikalumą, o tai savo ruožtų ir kuria tą sveiką, gerą savęs įvaizdį. Tiesa, reikia suprasti vieną dalyką. Reiki tai nestebuklinga tabletė. Tai kelionė. Ilgalaikė kelionė į vidinę harmoniją. Ir kaip bet kurioje kelionėje, čia svarbiausia yra nuoseklumas, reguliari praktika. Būtent dėl to patyrusio mokytojo vedimas ir, bendraminčių palaikymas yra tiesiog neįkainuojami. Štai, pakalbėjome apie teoriją. Bet kaipgi pereiti prie praktikos? Visiems, kurie jaučia, kad norėtų ne tik klausytis, bet ir daryti, kad norėtų to gilesnios vedimo, yra puikia proga pradėti. Ir pradėti jau dabar. Ir tai yra pasiūlymas būtent tiems, kurie pasirengia nerti giliau ir išmokti šių technikų praktiškai. Būtent dabar reiki ir meditacijos mokymams galioja ypatinga net 50% nuolaida. Pagalvokite, tai puikia proga investuoti į save, į savo gerovę ir pradėti tuos realius pokyčius su žmogumi, kuris tikrai žino, ką daro. O kas įeina į šiuos mokymus? Visų pirma, patyrusio mokytojo vedimas.
Taip pat konkrečios technikos, tinkančios tiek pradedantiems, tiek jau pažengusiems. Bet kas nemažiau svarbu, tai palaikanti bendruomenė ir žinoma praktiniai įrankiai, kuriuos galima naudoti kasdien, valdant stresą ir nerimą. Na, o pamažu artėjant prie pabaigos, labai svarbu paminėti, kas yra viso to šaltinis. Iš kur atkeliauja visa ši informacija ir patirtis. Taigi, viskas, kas šiandien aptarėme, yra paremta Virginijos darbais, jos straipsniais ir žinoma, jos sukaupta praktinė patirtimi. Virginijus Mockus – tai karmos meistras ir reiki mokytojas turintis, įsiklausykite, net 25 metų praktinę patirtį. Tai išties didžiulis bagažas, patikrintas laiko ir daugybės sėkmės istorijų. Ir pabaigai norisi palikti vieną, pačią svarbiausią mintį. Mintį, kuri apibendrina viską. Atminkime tai kiekvieną dieną, nes jūs esate verti visų geriausių dalykų šiame pasaulyje. Tiesiog taip, besąlygiškai. Na, o pabaigai didelis ir nuoširdus ačiū. Ačiū, kad prenumeruojate, kad spaudžiate patiktukus, kad komentuojate ir dalinatės. Kiekvienas jūsų veiksmas, jūsų palaikymas be galo padeda šiam kanalui augti. Iki greito!